Sveiki. Sveiki. Linkėjimai iš Rumunijos visiems. Atvažiavom į kalnus, matos turbūt, ne už nugaros kalnai. Ir čia buvo aukso rūdos kasykla. Kažkada senai, maždaug kuriais metais Lenkai. Čia dar iki 1900 šitą gal pradėta buvo eksploatuoti. Po to jau čia buvo mažesnė, o po to jau pastatė tas didesnės jau mieste gamyklos. Ai, tai jie čia ir kasė ir... Toje vietoje jo darė to, ką darė to didžioji gamyklai, tai čia tik tai mažesniais kiekiais. Bet čia ir kasė. Taip. Čia turi būti kažkur šachtai patekimas po kalno, ne? Taip. Jie čia ir kasė ir čia buvo ta gamykla, Taip. separacija, atskirimas rūdos. Tada veždavo rūdą į apdirbimo gamyklą, kuri atskirdavo varį, sidabrą ir auksą. O dabar čia, žiūrėk, aptverta su juosta. O, pastotė tai veikianti, girdisi ūžė. Rumunija istoriškai pripažįstama viena turtingiausių Europos valstybių tauriųjų metalų atžvilgių, o jos gelmėse iki šiol glūdi vieni didžiausių neliestų aukso išteklių žemyne. Šiame kontekste išskirtinę vietą užima tūkstantmetę istoriją skaičiuojantis pramoninis kompleksas, kuriame auksas išgaunamas sistemingai dar nuo romėnų laikų. Šis polimetalinis telkinys pasižymi unikalia geologinė sandara, kur auksas nėra randamas grynų pavidalų, o yra glaudžiai susijungę su sidabru, variu ir cinku sudėtingose hidroterminėse kvarco gyslose. Pagrindinis gavybos krūvis tekdavo milžiniškom vertikaliom šachtom pasiekusiom įspūdingą, daugiau nei 800 metrų gylį siekiant pasiekti turtingiausias gyslas. Gavybos procesas reikalavo aukščiausio lygio inžinerinių sprendimų. Uolienos buvo skaldomos giliai po žeme, o išgauta rūda apdorojama sudėtingais sodrinimo metodais, siekiant išskirti mikroskopinės aukso daleles iš kietųjų sulfidinių mineralų. Nors aktyvi pramoninė veikla oficialiai nutraukta, o šachtų labirintai užkonservuoti, ši vietovė išlieka neįkainojamų paveldo objektų, garsėjančių pasaulinio lygio mineralų pavyzdžiais, liudijančiais apie neįtikėtiną regiono gamtinį turtą. Šiandienos geologams tai yra vienas svarbiausių tyrimų centrų, atskleidžiantis Europos kalnų gelmių formavimosi paslaptis ir istorinę kasybos evoliuciją. Mums teoriškai reikėtų kažkur tenai. Gal net ir čia įtarkim. Šunys. Rema, čia šita šalis iš tikrųjų tai turi tokią ypatybę. Labai daug šunų yra visur, ir benamių, ir naminių. Ir tie šunys labai kelia aliarmą. Čia prie pastotės kameros. Ne, 2 kameros į... Kameros į pastatą. Bet ten ūžia, tai normaliai. Vanduo apačioje, žinok. O, žiūrėk, laiptai yra. Bando įlįsti tą pastatą. Čia viską, žinok, apsemta ir dumblas. Čia tai dumblas, jo. Ten kažkokia bačka likus, nebent ten bandytų užlipti ant aukšto to pastato. Bet čia iki ten nenueisim, žinok, sausai. Dumblas visur. Ateina žmogus. Čia tie apleisti pastatai tokie labai jau jie nujoti, tai jie gal nėra tiek labai įdomus. Mums svarbiausia rasti įėjimą į šachtą, pabandyti palandžioti šachtą. Kažkokį taką radom. Nu ką? Važinėta čia kažkas daro. Tai čia gal ardo tos namus. Nu tai va, bandom, žiūrėk, čia laiptinė turbūt. Va, žiūrėk, tenais ant kalno dar yra pastatai ir čia takas kažkoks. Tenai šachtas turbūt išvažiavimas kalną. Bet čia blemba viskas kaip griūna. Ai, va čia tie laiptai, kur mes matėm iš apačios. Ir čia įrengimų kažkokie likučiai. Dar gale. Ko yra? Kažkokie dar kažkokie. Pačiam gale kažkokia talpa. Ar ten, vagonėlis gal? Jo, pačiam gale. Čia viskas išpjaustyta. Viskas išmėsinėta.
Galim paeit va čia, va šituo keliu, pažiūrim, kas tenais. Ir tada galim bandyti tenais, gal užlipsim į viršų pro tą kelią. Tai gal geriau, Rimas yra lypa, galbūt įdomiausia gali pasižiūrėti, negu tik vėl žmogų kažkokį, kuris sakys varyti šį. Va, šuo priekį, tai. Matau, šuo jo. Čia grįždami galėsim pažiūrėti. Blema, tų šunų čia visur, belė kiek daug. Benamiai dideli laksto visur. Čia tas pats šuo atėjo. Paukščiai čia. Čia pastatas įgriuvęs. Ne, bet čia skaičiu bunkeris. Aha. Nes pripilta. O ten žiūrėk jau gal į kasyklą įėjimai. Iš tikrųjų čia prie tų kasyklų tai matėm ten prie važiavimo paminklas stovėjo. Neatsimenu tik tai kuriais metais ta kasykla užgriuvus buvo ir labai daug žmonių žuvo. Bet užgriuvo taip, kad net virš kasyklos kalne ežeras atsirado. Auč. Va, ten gal įlindimas kalenkai, kaip galvoju. Greičiausiai buvo čia konvejeris kažkoks ar kažkas. Aha. Čia iš kažkur ta šuo, kur atėjo. O mes iš šitos patalpos niekur ir nenueisim. Ai, nueisim. Ten kažkas, nenueisim ten. Čia tai žiūrėk kaip čia uola, ne, čia betonas. Betonas, bet išlūžęs, jo. Nu, bet tai žiūrėk, dabar ta detalė visa čia sumūryta ant jos. Jo, čia kažkoks betono gabalas ir paskui viskas ant jo sumūryta. Čia kažkas, žinau, buvo, kas turbūt sugriuvo. Ir čia tiesiog viena konstrukcija panaudota kitai konstrukcijai. Nežinau, ar ten verta eit. Gražią pasižiūrėk į tą pusę, mes pasižiūrim iš lauko pusę. Ten yra kur eit? Nieko, ne. Tai jo, ir čia gali žemyn. Ne, tai einam tada. Bandom apeit tą pastatą iš kitos pusės. Čia žiūrėk kažkas po žemę. Taip, išpildavo. Greičiausiai konvejeris buvo. Kur toliau? Šiaip lemba įprastai takeliai būna praminti, o čia nėra šitam objekte. Čia tik tai tų juostų ištempta daugybė. Žiūrėk, laiptai kažkokie. Galėjo palikti. Čia vagonėliai, ne? Tai čia tie supildavo. Nu ką, kur grįžtat, kodėl? Ai, tai įėjimas greičiausiai va taip. Opa, vamzdis kažkoks. Nežinau, ten kelias yra ar ne? Nematau, yra jaučiu. Bet čia per tas akacijas tai... Nu čia laiptai yra aukštesnius to pastato. Nu tai va, mums ten reikėtų. Į viršų, ne? Aha. O ne čia? Tai tik čia. Nu bandom. Kažkokie priešistoriniai laiptai išlikę kalno viršų. Ką sakai? O. Čia vagonėliai, ne? Čia greičiausiai viršų išpildavo ir jau čia transportuodavo
toliau. Aha. Pasilvėris, tai Tai galim dar bandyti viršų pasižiūrėti, kas už tų mechanizmų. Bandom aukštyną nelipti. Pažiūrim, iš kur tie transporteriai atveža čia. Atmeta rūdą. Oi, daug užsikabinau. Laiptukai tai šiaip sau. Turėklų galėjau palikti. Ten įlindimas. Bet čia jaučiu galiom ir taku ateiti. Ten tolumo mašina mūsų. Tai čia tie supildavo. Galvojau, kad metalo gabalas, akmuo čia toksai. Nu, pažiūrėk, įdomu, kodėl ten takelis. Ir čia takelis. Galim čia dar pažiūrėti. Jo, matau. Bet čia gal su dviračiais važinėjo. Čia kaip trasa dviračių. O čia vandens bokštas. Dabar turim dvi galimybės. Arba bandyti to keliu viršų, tą keliu pramintų, arba tą keliu tiesiai. Iš tikrųjų, tai prastai tokiuose objektuose būna praminti takeliai ir jais tiesiog reikia sekti, bet mes biškį ne taip įėjom ir neradom to takelio, todėl paklaidžio turėjom. Bet dabar čia jau takelių yra nemažai. Jo, čia irgi takelis, tik neaišku, kur jisai. O šiaip transporteriai tai iš viršaus eina. Tai jeigu šachta bus, tai bus viršui, bet gali būti, kad čia bus patogus užėjimas per šitą kelią. Mums nereiks su tais brūzginais. Apeit tik tai reikia tą dumblyną. Bet šiaip tai žiūrėk, medžiai pažymėti raudoną, čia tipo hikingo trasa. Tai čia mes kaip ir legaliai. Tik tai gal patekom nelabai legaliai dalį. Čia taip žiūrėk paarta, biški čia gal ir motociklais važinėjo. Ten taip pačioj žmonės gyvena. Va čia tai gal ir važiavo kažkas. Ir čia, žiūrėk, jo, važiuota. Rimtai čia važiuot galima tokius. Va čia tai žiūrėk irgi važiuoti. Čia taip galima užvažiuoti su krosiniu. Gaila, kamera nepritraukia, bet va tenais kalno viršuje matosi, kad kasykla buvusi atviro tipo. Net ne šachta, o dalis buvo kaip karjeras tiesiog. Čia kažkoks kelias, galbūt jisai kito karjero eina, bet dalis mes žinom tikrai, kad buvo ir po žeme. Tai mes norim labiausiai surasti tą dalį, kur po žeme. Gylis šachtos buvo 850 metrų žemyn. 850, tai tikrai pakankamai nemažai, gili šachta. Aišku, jos užgriuvo, dabar neaišku, kuri dalis. Ten žiūrėk, pečioj kažkoks statinys. A, jo, čia ta koplyčia, ten tie statiniai. Šachta šitoj pusėje neturi būti? Arba čia, arba tokių taškas turi, bet irgi buvo įjungti. Aha. Tai ten jau irgi toksai. O tu taškai, kur turi, tai gal užsidėkit, nereiks ieškoti mums. Tai taškas kitas toliau pavažiuoti reikia. O šitas taškas? O čia irgi turėjo būti įėjimas, čia nežinau. Ai, tu neturi šito taško, ne? Tai mums reikia jaučiu bandyti ant tai sekti betoniniais statiniais, kur šlaitas buvo. Aš sakyčiau, kad jo. Okay. O čia laikikliai betoniniai 2. Ir čia matosi 2.
Tai tarimas yra, kad čia transportinė juosta buvo. Ir gali būt, kad čia irgi buvo atviro tipo karjeras, o nebuvo požeminė kasykla. Ne šachta. Nes kaip ir nieko nesimato po žemė, kad kažkas nueitų. Reikia pabandyti tą į viršų, bet į pačią viršūnę to kalno tai tingisi. Čia kelias buvęs. Senas. Nu ką, kur grįžtat, kodėl? Kelias nusisuka į tą pusę. Tai jisai tiesiog aplink kalną eina. Į kalno viršų. Nes tie betoniniai buvo čia ir buvo čia. Iškiausiai tipo ten. Žinok, lenkai, man atrodo, kad čia nėra požeminės dalies. Ne čia. Čia yra atviro tipo. Gali būti, aš neištikinčius. Tai gal ir einam jau tada iš čia, ne visai. Galim pažiūrėti pačius statinius, kuriuos praleidom. Pabandysim prie šachtą buvo. Ir tada jau važiuojam ten, kur šachta yra. Gerai. Biškai prasėjom mišku, nereikėjo važiuoti ir atėjom tą vietą, kur pažymėta taškas, kad yra įlindimas po žeme. Tai čia yra kažkokie vartai, bet jie turbūt užbetonuoti ir užgriauti, yra kažkokia atminimo lentelė, bet tenais yra kalne skylė. Tai bandom ten. Šitos lentelės visos tai vis tiek rumuniškai parašytos, nieko čia mes nesuprasim. O čia takelis yra šioks toks pratryptas. Tai gal ne šunų. Opa, vamzdis kažkoks. Šitas užrašas turbūt reiškia welcome. Gyvėjai garantuotas. O, lenkai, nežinau, ar mes čia tęsim. Nieko čia nieko. Čia drenažo vamzdis. Tai reiškia tam šitos sienos, kur užpilta. Galim ten bandyti. Gerai, vienas įėjimas nepavyko. Bandom šitą su lentelė pasižiūrėti. Bet čia net nėra nieko kur panašaus, kur galėtų būti. Jo, greičiausiai, nes va, ženklas, ai, tai įėjimas. Greičiausiai, va taip. Va, kaip ženklas, čia įėjimas. Visi va ženklas. Čia buvo kažkas dėja. Nu ką, hebra, soriukas, bet nepavyko mum įeiti. Ir čia tas įėjimas ten yra drenažinis kažkoks, ten tiesiog eina vamzdis žemyn vertikaliai, o čia panašu, kad kalno nuošliauža buvus. Ir čia greičiausiai viskas ir užbyrėja. Ir nėra jokio nei atidaryta, nei prakrapštyta, nėra variantų čia. Tai manau, kad viskas. Čia ir baigiam laidą, ane? Ja. Ačiū, kad žiūrėjot, susimatysim kitose laidose. Ate, iki. Viso. Esame viename gražiausių visos Rumunijos apleistame pastate. Čia 1925 metais buvo įkurta valstybinė tabako kontrolės tarnyba. Kuomet komunizmo žlugo, šis pastatas tapo kaip ir nereikalingas, tarnyba buvo uždaryta. Buvo nustatyta, kad šito pastato vertė yra apie 6 milijonus eurų. Kombai palikti visi, baltai sukrauti.